Gegužės 2. Visi, kurie nori pamaldžiai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui 3 skyrius 12 eilutė. Opozicijos turime tikėtis ir be abejo, ji tęsis iki mūsų bėgimo pabaigos mirtyje. Kantrus priėmimas tos opozicijos, tai reiškia savo asmeninių, natūralių draugystės ir laikino gyvenimo malonumų, pomėgių pašventimą ir sunkumų iškentėjimą, kaip gerų kareivių tiesos reikalui. Tai yra vargų galinčių iškilti įvairiose formose, norint mums pildyti Dievo valią, ir atliekant ir vystant veiklą jo karalystės reikaluose. Tikras stovėjimas ir išlikimas viešpaties tarnyboje pareikalauja: 1. Atidaus ir pastovaus Dievo plano studijavimo, 2. Įsisavinimo ir priėmimo to plano dvasios, ir 3. Entuziastiško uolumo bei aktyvumo tarnyboje, realizuojant tą planą pagal turimus sugebėjimus, nepriklausomai nuo kainos ar aukos, kokios pareikalautų tas darbas. Gyvenantys Kristuje Jėzuje, tai pašvęstieji. Savęs pašventimas daro juos aukotojais teisingumo naudai pasaulyje, kuriame nauda yra neteisingumo pusėje, o praradimai teisingumo pusėje. Jie negali elgtis kitaip, kaip iškęsti persekiojimus nuo tų, kurių savanaudiškumas yra priešingas pasišventusiųjų elgesiui. Taigi visi ištikimieji bus persekiojami. Klausimai: ar Dievo baimingas gyvenimas šią savaitę tapo man persekiojimo priežastimi? Kas man tame padėjo, kas trukdė? Kaip tai ištvėriau? Kokie buvo rezultatai? Visi, kurie nori pamaldžiai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. Antras laiškas Timotiejui 3 skyrius 12 eilutė.